Dabar yra antradienis, man kelionė penktadienį ir jaučiuos žiauriai prastai. Susirgau vakar. Vakar pradėjau jausti simptomus, šiandien atsikėliau miręs tiesiog. Šiandien per visą naktį čiut išėjo miegot. Ta prasme, realiai miegojau mažai valandų, neišėjau užmigt normaliai. Dabar penktadienį keliausim į Graikiją ir pažiūrėsim, kaip man seksis sergančiam keliauti. Tai ką, tai dabar yra 8:30 vakaro, vis dar antradienis. Jaučiuos leisgyvis, jaučiuos prastai, pumpuoju save tiesiog vandenį, žiauriai daug vandens tiesiog geriu vaistus, tiesiog viską į save metu. Gal atsigausiu, šiandien varysiu anksti miegot, dabar yra 8:30, planuoju iš kokios valandos eit miegot. Tikiuosi išeisiu užmigt, šiaip, bet turbūt užmigsiu, nes ganėtinai silpnai jaučiuosi iš tikrųjų. Liko trečiadienis, ketvirtadienis, ir penktadienis. Realiai 2 dienas turiu išgyt. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Ką, tai parskrendu aš su updateu pas jumis. Šiandien yra trečiadienis, liko 2 dienos iki kelionės. Šiandien naktį miegojau žiauriai prastai. Realiai net nemiegojau naktį, tiesiog visą naktį prasivarčiau, žiauriai prastai jutaus. Ir tada ryte atsikėliau ir įsidienojus pradėjo gerėt. Šiandien naktį jau buvau pradėjęs galvoti, kad aš jau dead, viskas. Bet iš tikrųjų pasimatau temperatūrą ir vidury nakties nebuvo net jokios temperatūros, bet jutaus klaikiai. Buvo ragas visiškai man. Tai ką, ketvirtadienio update'as, dabar yra 8 valandos vakare. Šiandien tikrai geriau jutaus. Buvau nuvaręs biškį apsišopint prieš kelionę, reikėjo nusipirkti vienų kitų dalykų, pasiruošt. Dabar susikrausiu kuprinę, susidėsiu viską, ką reiks, kelionė rytoj ir iš esmės esu pasiruošęs varyt. Vis dar ant vaistų gyvenu, tai pasiimsiu vaistus į kelionę, bet jaučiuosi tikrai geriau negu kad prieš porą dienų. Baigiu pakuotis, susidėsiu visus daiktus į kuprinę ir viskas. Dabar yra beveik 11 valandų jau. Ryt kelsiu 6 ryto, padirbsiu iki 2 ir tada trausim į Kauną. Ir tokiom besitaisančiam nuotaikom mes pajudėjom... Kodėl aš vis atsirandu kažkur ne ten? Einam kraut kuprinės. Dabar susimetam powerbanką, drabužius, kojines, kelnes. Aišku, trusiukus būtinai reikia įsimest. Ir dar rankšluostėlį įsimesiu, jeigu kas. Dar įsimečiu bandelę, jeigu išalkčiau. Nes išalksiu, tai tikrai pasižiūrėkit, kiek mes kelių turim iki traukinių stoties. Ne, šiaip juokauju. Čia tik tai pradžia kelionės. Ir dabar mes varom į Kauną. Išlikom iš traukinio, varysiu dabar ieškoti Kanarveseno, nes reikia arbatos išgerti, nes žiauriai gerklę skauda. Susirasim autobusą ir šausim link oro uosto. Tai ką, sėdim oro uoste. Nesenai tik įėjau oro uostą. Nuvariau Narvesiną, vėl pasiėmiau arbatos, kad skysčius į save pumpuot. Pasiėmiau biškį snekų, kad turėčiau ką snekint. Tokių. Ir pupos batonėlį įsimečiau, kad turėčiau ką pasnekint. Šiaip tai dar turiu čia snikerio batonėlį įsimetęs. Dar vieną bandelę. Sakiau, iki UK skrisiu, tiesiog taip snekinsiu, nes realiai esu pavalgęs normaliai, o paskui UK tai jau nusipirksiu ką nors pavalgyti normaliai. Dabar pasiėmiau arbatos, geriam skysčius, nes reikia žiauriai skysčių, kad man ta liga valytus. Kol kas šiaip atrodo visai neblogai jaučiuos. Nežinau, ar čia dėl to, kad judu, einu pastoviai kažkur, ar čia dėl ko, bet jaučiuos visai normaliai šiaip. Dabar sėdžiu prie čekų, reiks praeiti security čekus ir tada lauksiu skrydžio. Ir realiai liko man valanda iki skrydžio. O kad aš būčiau žinojęs, kaip aš klydau.
Ai, bet šiaip greit sužinojau. Na ką, tik security checką praėjau ir prasideda linksmumai. Mačiau, skrydis yra atidėtas kažkuriam laikui. O man į sekantį skrydį Londone reikia spėti, man atrodo, gal už 2 valandų nusileidus Londone. Tai jo. Dabar žiūrėkit, kokioje aš esu situacijai. Mano skrydį nukėlė per visą valandą. Ką tai reiškia? Aš nusileidęs turėjau turėti apie 1:40 perlipti kitą skrydį. Dabar aš turėsiu 1 valandą mažiau perlipti. Ir negana to, dar mano lėktuvas papildomai vėlavo beskrisdamas. Tai realiai aš turėsiu maždaug apie 20 minučių perlipti. Tai ką aš darau? Aš tiesiog sėdžiu ir valgau savo lazdeles, valgau sumuštinį ir laukiu ramiai savo skrydžio. Nes kas man belieka daugiau daryti? Man atidėjo skrydį. Aš negaliu niekaip pagreitinti lėktuvo. Aš negaliu nueiti jiem padėti tašų sudėti. Aš nieko negaliu daryti. Aš turiu tiesiog ramiai sėdėti, žiūrėti į ekraną ir tikėtis, kad aš spėsiu į sekantį lėktuvą. Bet žinokit, išduosiu paslaptį. Į lėktuvą aš spėjau. Aišku, ne Londone. Čia, Lietuvoje. O kaip buvo Londone, pamatysim po šito montažo. Nu ir ką jūs galvojat? Nusileidžia mano lėktuvas Londone, išbėgu iš lėktuvo laiptais į apačią, per visur bėgu, lėkiu kaip akis išdegęs. Ką galvojat, kad aš dar spėjau nufilmuoti kažką bebėgant į lėktuvą? Nu gal ir galėjau, bet nespėjau. Ir tada manęs pro saugos vartus tiesiog nepraleidžia. Ir man apsauginis sako, Nah, sorry mate, I can't let you through. na tai ką, aš tiesiog šoku pro vartus, securitas mane vejas, ką jį nedariau taip. Aš tiesiog atsiklaupiau ant kelių ir pradėjau maldauti, bet suveikė. Ir šiaip netaip mane apsauginis praleido pro vartus ir aš lėkiu akis išdegęs, sprintinu per visą oro uostą. Ir dabėgu iki tų vartų, žiūriu, pasitinka mane. Ir aš jau mojuoju tiem žmonėm, žiūriu, jie į mane žiūri. Ir aš prieinu prie jų ir jie manęs klausia, ar čia tu tas keleivis, kuris vėlavo į šitą skrydį. Ir aš toks, jo, čia aš. Ir jie tada man sako, tai žinok, sorry, bet lėktuvas jau išskrido. Nu ką, vis dėlto mūsų nuotykiai nesibaigia šiandien. Oh my god. Pramisinau skrydį. Jesus Christ. Išsimaudžiu po prakaito dušo, kaip mes mėgstam sakyti. Ta prasme, tas mano skrydis vėlavo valandą ir tada beskrendantis dar sugalvojo biškį pavėluoti. Ir aš realiai pavėlavau šitą savo skrydį kokias 5 minutės. Aš atvariau čia į oro uostą ir manęs net nepraleido pro security. Ir tada mane ten siuntinėjo visur. Ir aš sakau, įleiskit mane. Man reikia ant šito lėktuvo užlipti. Ir tada security guy buvo toks, okay, I'll let you through. Ir tada kažkam paskambino ale telefonu. Ale sudylino, kad dar vien žmogus atvaro. Ir tada atbėgu prie geitų. Ir stovi tie bičiukai ir tokie maždaug, čia tu tas, kuris vėlavo? Ai, tai jo jau išskrido, žinok. Čia kažkas man ploja, kad aš lėktuvą nespėjau. Šiandien tai naktelė bus. Aš neturiu variantų, kaip iki Atėnų nukeliauti. Man realiai reikia iki kovo 2, kas yra 1,5 paros realiai aš dabar turiu. Tiesiog kažkur prasibastyti UK ir tada naują bilietą nusipirkti, nes nauji bilietai tik tai kovo 2 realiai yra į Atėnus. Aš neturiu variantų, kaip nusigauti iki Atėnų. Nėra. Aš esu stuck, completely stuck. Aš nevilti. Bičiukas va žiūri mane ir pažiūrėjo mane ir tas maždaug, mate, you alright, what the hell is wrong with you?
Mane visi praleidinėjo, mane security praleidinėjo, kiti nepraleidinėjo, aš vis tiek praėjau ir aš turėjau boardint tą flightą. Ateinu prie geitų ir bičiukai tiesiog sako, sorry mate, the plane has left. Tai va, smagi mano naktelė šiandien, vis dėlto su nuotykiais. Dabar yra tokia situacija, kad aš varau atsisės kažkur, pasimsiu arbatos ir tada mes eisim su draugu ieškoti naujų skrydžių į Atėnus. Realiai nėra skrydžių. Ta prasme, nėra skrydžių per visą rytojaus dieną. Tai nėra kaip besigauti iki Atėnų. Arba turėsiu vieną dieną praleisti UK kažką čia paveikti, arba nelabai yra kitų opšinų. Tai va, žodžiu, tiesiog nežinau, eisiu čilint kažką dabar čia kažką daryti. UK, home sweet home. Aš galvoju, gal man pasilikti čia UK. Ta prasme, jie manęs patys neišleidžia čia. Pragyvenau 4 metus UK, galiu dar biškį pagyventi. Kodėlgi, ne? Nu va, pasiėmiau arbatos. Sulauksim arbatos. Oh, thank you. Yes. Ir eisim atsisėst kažkur. Ne, čia, kur nors kitur. Ir eisim ieškoti bilietų iš Milak. Nu ką, išėjau iš Lutono oro uosto. Esu Lutono oro uosto autobusų stoty. Pasikeitė vėl planas, šausim į viešbutuką, išsimiegosim šiandien normaliai, nes skrydžių nėra. Tada varysim į kitą oro uostą, tai iš Lutono varysim į Stanstedą, iš Stanstedo oro uostą, tada šausim į Turkiją ir tada iš Turkijos į Graikiją. Žodžiu, čia greičiausias skrydis, kokį buvo įmanoma rasti yra, tai varysim šitų skrydžių ir pasieksim Graikiją. Graikiją pasieksim sekmadienį anksti ryte. Tai dabar yra šeštadienio ankstus rytas, penktadienio naktis realiai ir praleisime šitą penktadienio naktį viešbutuke, pailsėsim, išsimiegosim ir tada sekmadienio naktį praskrisim visą vėl su persėdimu Turkijoje. Tai va, tai gerai. Tada dabar laukiu autobuso, turėtų šiaip atvažiuoti, jau niekaip iš čia neatvažiuoja. Atvarys autobusas ir tada atvažiavo mano autobusas. Ir susimatysim viešbutuke. Pasirodo ir autobusai mūsų šiandien nori priimti, tai varysim su Tartu iki Lutono centro. Varysim su traukiniu Tartu. Yra čia toks iš Lutono oro uosto Tartas, kuris perveža tave greitai į Lutono centrą. Tai va. Eiktų savo kokie memorijas, kaip primena, aš raižydavau per tokias visokias kaiminystės dviračių, deliverindavau maistą žmonėm, kokią nostalgiją. Eiktų savo, pasilgau UK, pabūsiu čia dieną ir jau viskas, jau nebenorėsiu, bet pasilgau visų šitų dalykų. Aš čia turbūt tik vienas matau šitą vaizdą ir man taip širdį gera, man tiesiog taip gražu čia yra. Aš prisimenu, kai aš pirmas iki UK atvariau ir pamačiau šitą vaizdą. Galvau, kas čia per velnę va. Kokią mėšlėje čia gyvena. Ir dabar aš žiūriu ir man tokia nostalgija kyla, aš negaliu. Tiesiog nuostabu yra. Tiek daug prisimenumų kelia. Eikti savo, kaip faina. Negaliu, vaikštų, širdis džiaugias. Žiauriai faina. Biškai čia tepu ir būsim viešbutuke mūsų. Here goes nothing. Gal nusišypsos laimė ir bus čekinas atidarytas ir mes gausim kambarį. Welcome to my crib. Čia turbūt sienos taip popierinės. Mam. Eita savo, dar net ir langelį gavo. Nu ką, double bed turiu. Ir dar flat screen TV. Holy moly.
Šiaip iš tikrųjų nesuprantu. Iš vienos pusės jaučiuosi klaikiai, nes nenusisekė visiškai šiandien diena, visiškai viskas ne pagal planą ėjo, į biudžetą nesutilpsiu. Žiauriai kojas skauda, nuspaudė žiauriai batai kojas, bet iš kitos pusės, tipo, žiauriai faina buvo. Man tai patinka, kai kelionėse kažkas ne pagal planą eina, kažkas unexpected atsitinka. Tada tu realiai, tu turi experience'ą, kuris visiškai netikėtas yra, visiškai belia kaip susidėliojęs. Ir tas yra labai exciting, tas yra labai faina ir labai smagu. Nežinau kodėl, turbūt tas nežinomybės faktorius, nes tu nežinai, kur tu atsirasi, nežinai, kur tave nusvies aplinkybės, kaip tu išsikapanosi iš tos situacijos ir kas dabar bus, kas dabar vyks. Šiaip iš tikrųjų visai patinka man kelionėse, kai taip įvyksta. Ne faina, bet ir faina. Ai dar beje, kai buvau strigęs Lutono oro uoste ir kai ten visą tą planą dariau, susitikau tokią panikę mano metų, žiauriai faina buvo iš Švedijos, tai mes ten dar irgi praplėtkinom beveik kiek laiko, tiesiog sėdėjom, jai ten su skrydžiu irgi nenuskilo, man irgi su skrydžiais nepaėjo, tai mes tiesiog sėdėjom kartu čilinom ten, šnekėjom, tai buvo žiauriai faina šiaip sutikti tokių žmonių, buvo taip random tiesiog vietose, yra žmonių pasaulyje. Reikia tik tai nebijot reach-outint. Jo. Labas rytas. Nu ką tik atsikėliau, kaip sapne jaučiuos. Tiesiog nesuprantu, kas čia vyksta. Žiauriai viskas keista. Tiesiog atrodo, jaučiuos kaip nerealybė, kad čia būtų. Žiauriai keista, tik atsikėlos, keistas jausmas. Per visas nesąmonės, kurios vyko, man visai iš galvos išgaravo, kad aš dar ir sergu. Aš visai nebesijaučiu, kad aš sergu. Nors prašnekėt, tai čia prašneku. Bet saulė šviečia. Ir tai kėlė visai bus. Pradėsim tada šeštadienį savo. Ne Atėnuose, bet ir ne Lietuvoje. Na tai ką, pradedam nuostabų saulėtą šeštadienį Anglijai. O kol aš fone prausiuos ir darau savo ryto rutinėlę, leiskit man papasakot, ką dabar veiksim. Dabar yra 10 ryto. Mūsų autobusas iš Lutono. Ai vėje, čia aš stoviu išsišiepęs į kamerą ir galvoju, kad mano veidas pakliūna į kadrą. Man tikrai reikia dar išmokti kamerą naudotis. Bet kaip jau sakiau, mūsų autobusas iš Lutono į Stanstedo oro uostą yra po 1:30. Tai mes turim apie 3 valandas pavalgyt, nusipirkt gert, gal dar kokių snekų ir tada pagaut mūsų autobusą. Ir tada varysim į kitą Londono oro uostą, iš kur mes turėsim skrydį į Turkiją. Kitam oro uostą laukti ilgai nereiks. Kai mūsų autobusas pasieks kitą oro uostą, mes turėsim plius minus apie valandą iki skrydžio. Tikiuosi šį kartą nepavėluosim. Su tuo lėktuvu mes skrisim į Turkiją, kur mes turėsim 8 valandų tarpą tarp kito mūsų skrydžio iki mūsų taip ilgai lauktos Graikijos. Oi, aš jau išeinu. Varom ieškot pusryčių.